su jumis aš Gabija ir šiandien darau naują video haulą. Kaip ir visada iš Sheino į Romves ir noriu pradėti iš karto nieko nelaukdama nuo Sheino. 3 rūbai, kuriais aš esu šį kartą labai nusivylus. Ir pradėsiu nuo dalyko, kurio tikriausiai man nereikia labiausiai, aš jo nenaudoju, jį naudoja mano mama. Tai yra tokias treninginės kelnes, jos yra be galo didelės. Čia šiaip yra S dydis, bet jis man yra tiesiog per didelis ir medžiaga nepasakyčiau, kad pati geriausia. Ir iš viso, aš nesitikėjau tokių prastų kelnių. Ir ant jų yra parašyta do one thing at a time and do well. Ir man nepatiko jos. Aš asmeniškai jų neturiu kur nešioti, aš jas buvau pasiėmus daryti kūno kultūrą, man atrodo. Bet man labai nepatinka, tai aš jas tiesiog atidaviau mamai. Ir viskas, ką aš susisakiau iš Sheino, yra juoda. Tai yra tokia suknelė, tiesiog paprasta suknelė, tokia maždaug beveik iki kelių ilgio. Ir jinai, va čia va viskas yra labai gražu, labai gerai. Ir jinai atrodo tikrai visai gražiai, tik tiek, kad jos medžiaga yra tikrai gana permatoma. Aišku, jūs dabar nematysit, bet tarkim, kojos po jie persimato, nebent reikia dėtis tamsius apatinius rūbus, arba dėtis kokį vos ne kaip pasijonį, arba naudoti ją kaip tuniką. Tai yra 3 variantai. Šiaip man jinai tikrai labai patinka, jinai labai fainai atrodo, visos tos detalės čia taip mokiniškai. Ir užtrauktukas yra tikrai geras. Ir viskas yra visai gerai būtų, jeigu nebūtų ta tokia permatoma medžiaga. Tai tik tas yra minusas. Tas, kuriuo labiausiai džiaugiuosi iš Sheino, yra maikė, taip pat juoda maikė. Ir ji atrodo taip. Ant jos yra pavaizduota Batmanas mušasi su Supermanu, man atrodo, nežinau. Ir aš šitą maikutę, kaip ir tą trenerę, kurį užsisakiau, žadėjau naudoti kūno kultūros pamokai. Tai ir dabar ją naudoju kūno kultūrai. Kaip tik man žiauriai patinka, aš jį labai nemėgdavau daryti kūno kultūros, bet čia toks life hackas, kad nusipirkau gražių rūbų ir man dabar patinka daryti kūno kultūrą. Ir medžiaga yra visai faina, tokia maloni. Ir jo, kalbėsiu apie daiktus, kurie yra tiesiog vieni iš geriausių, kokius esu sakiusiuosi. Tai yra vieni iš geriausių daiktų, kokius esu sakiusiuosi. Pirmas dalykas bus maikutė, tai yra tokia maikutė. Jinai yra crop maikutė, nedidelė. Man jinai labai patinka. Jos medžiaga yra, man atrodo, tikrai gera medžiaga. Šitą pamenu. Ir man, kuo jinai patinka, man patinka vaivorykštis. Ir spalvos pačios patinka, nes pas mane labai daug juodų maikių. Ir dabar kažkaip užsisakiau baltą maikę ir jinai tokia palyginus labai spalvota su mano mėgstamu stilium. Bet man jinai patinka ir aišku dabar aš neturiu jos kur užsidėti, nes jinai yra crop ir aš kažkaip maikę dabar mažai nešioju. Bet vasarą, manau, mėgstamiausias dalykas, kuris man atėjo iš Romve, tai yra šitas megztinis. Jisai yra su kapišonu, jis yra gana didelis ir jūs jį jau matėte ant manęs video pradžioj. Ir kodėl jis yra mano mėgstamiausias, jis yra paprastas, čia su paprastai šniurkais, ant kurių yra kažkokios tokios detalės. Jis yra mano mėgstamiausias, nes jeigu dar nežinau, tai baby pink yra mano mėgstamiausia spalva, tai yra tiesiog tokia spalva. Ir vienintelis dalykas, ką aš galiu pasakyti apie šitą megztinį, tai yra, nežinau, rojus. Šitas megztinis yra pats švelniausias dalykas gyvenime, kokį esu dabar valietus. Tiesiog, čia yra, nežinau, net nemoku paaiškinti, pukelis ir iš išorės yra vos ne kaip pukelis ir todėl šitas megztinis yra mano pats mėgstamiausias, jos spalva ir tai, kad dabar man žiemą yra labai šalta ir jis mane sušildys, nežinau, čia yra mano mėgstamiausias dalykas mano spintui dabar tokiu oru ir tai, kad jos spalva yra labai gražiai ir aš jaučiu, kad išpurvinau jį su pudra. Trečiasis, bet neprastesnis dalykas, tai yra šitas megztinis, kurį aš gavau. Ir šitas megztinis yra tokios prisirpusios vyšnios spalvos. Ir šitas megztinis yra identiškas mano haki megztiniui, kurį kažkada rodžiau. Tiesiog čia yra toks ženkliukas, o ant ano haki spalvos megztinio buvo ateivis čia priklijuotas. Tai jo, tas megztinis yra mano vienas iš mėgstamiausių ir šitas megztinis yra dabar mano vienas iš mėgstamiausių. Ne toks švelnus kaip tas rožinis, bet iš vidaus taip pat yra pukelis ir tokiu metu, kai dabar už langų yra sniegas ir yra tikrai šalta, man labiausiai patinka megztiniai, nes aš užsidedu tiesiog arba juodus, arba mėlynus džinsus
ir užsidedu kokį megztinį ryte ir man nebereikia galvoti, ką rengtis. Tai yra liuks ir už Romwe prekes aš duodu visus 1 000 000 balų ir kiekviena prekė yra verta savo pinigų, kas tikrai nėra daug palyginus su kainom Lietuvoje. O Sheinu aš šį kartą nusivyliau. Ačiū visiems, kad žiūrėjot, tikiuosi jums patiko toks mano mini haulas kaip ir visada. Ir spauskit patinka, komentuokit ir prenumeruokit. Viso gero.